Sveiki visi sugrįžę į naują Manto Show epizodą. Šiandien turime daug svarbių naujienų. Aptarsime įspūdingus naudingumo monetų rezultatus, XRP ateities galimybės, RLUSD paleidimo, XRP ETF planus ir dar daugiau. Nepamirškite paspausti nykštį ir prenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte naujausių naujienų. Ir šiandien pradėsime nuo naudingumo monetų. Kaip matote ekrane, jos praėjusį mėnesį parodė įspūdingus rezultatus, pranogo daugelį kitų kriptovaliutų. Ir daugelis svarsto ir nežino, kodėl toks įspūdingas pasirodymas. O esmė yra tame, kad dauguma šių monetų, įskaitant XLM, XRP, HBAR ir Algo, yra suderinamos su ISO 20022. Naujuoju finansinių pranešimų standartu, kurį daugelis pasaulio bankų pradeda naudoti. Ir jeigu nežinot, kas yra ISO 2022, yra naujas globalus finansinių pranešimų standartas, sukurtas pagerinti mokėjimų sistemų efektyvumą, skaidrumą ir suderinamumą visame pasaulyje. Šis standartas naudoja modernę XML technologiją, kuri leidžia efektyviau parduoti duomenis, palengvina tarp valstybinių mokėjimų valdymą, padidindamas jų greitį ir sumažindamas kaštus. Skatina sklandesnį bendradarbiavimą tarp skirtingų finansinių sistemų, nes užtikrina, kad duomenys būtų pateikiami vieningu formatu. ISO 20022 ypač svarbus tarptautiniams mokėjimams, nes jis leidžia perkelti daugiau informacijos kartu su mokėjimu, pavyzdžiui, sandorio detalės, kurios svarbios tiek siuntėjams, tiek gavėjams, sumažina klaidų tikimybę, nes visi dalyviai naudoja tą patį standartą. Ir kodėl tai svarbu kriptovaliutoms? Kriptovaliutos suderinamos su ISO 200022 turi pranašumą, nes jos gali būti tiesiogiai integruojamos į finansų sistemą, kuri jau naudoja šį standartą. Tai reiškia, kad finansinės institucijos gali lengviau naudoti šias monetas, nes jos atitinka tų institucinių, technologinius ir reguliacinius reikalavimus. Didėja šių monetų paklausa, nes bankai ir mokėjimų sistemos jas gali įtraukti į savo operacijas. Monetos, kurios nėra suderinamos su ISO 200022, turi ribotas galimybės būti naudojamos tradicinėse finansų institucijose. Tai reiškia, kad jų potencialas būti pripažintams globaliu mastu sumažėja, o tai gali daryti įtaką jų paklausai ir kainų augimui. Tai kodėl investuotojams tai turėtų rūpėti? ISO 2022 suderinamumas yra viena iš priežasčių, kodėl tokios monetos kaip XRP, XLM, HBAR ir Algo sulaukia vis daugiau dėmesio. Jos ne tik turi naudingumo vertę, bet ir potencialą būti naudojamomis pasaulinėje finansų sistemoje. Šis standartas suteikia šioms monetoms pranašumą prieš kitas, kurios nesugeba prisitaikyti prie besikeičiančių finansinių reikalavimų. Pavyzdys XRP, kuris jau plačiai naudojamas tarp valstybinėse mokėjimuose ir yra laikomas viena iš lyderių tarp ISO 200022 suderinamų monetų, investuotojai ieškantis ilgalaikių galimybių turėtų atkreipti dėmesį į tai, kokios kriptovaliutos atitinka šiuos naujus standartus, nes tai gali nulemti jų ateities perspektyvas. Ir dabar pereikime prie XRP ir Ripple naujienų, kurias raportuoja Fox Business. New Yorko aukščiausias kriptovaliutų reguliatorius artėja prie naujos stabilios monetos patvirtinimo. Šaltiniai teigia, kad New Yorko finansinių paslaugų departamentas jau signalizavo Ripple apie planuojamą šio produkto patvirtinimą. Bendrovė numato galimą paleidimo datą gruodžio 4 dieną. Jei šis leidimas bus suteiktas kaip tikimasi, Ripple galės legaliai pasiūlyti savo stabiliąją monetą RLUSD visuomeniai, taip užtikrindama svarbią poziciją reguliuojamoje New Yorko skaitmeninių finansų rinkoje ir platesnėje stabilių monetų ekosistemoje. Toliau aptarkime XRP ETF naujienas.
Wisdom 3 dabar jau pateikė oficialiai S1 registracijos formą SEC, siekdami sukurti Spot XRP ETF. Jie prisijungė prie Bitwise, 21 Shares ir Canary Funds, kurie taip pat siekia sukurti panašius fondus. Jei SEC patvirtins šios produktus, tai bus didelis postumis XRP rinkai. Pagal kainos sviravimus mes galime spręsti, kad visi tikisi tų ETF patvirtinimų. Ir tai yra gerai, kadangi didesnė XRP kaina ne tik didina tinklo likvidumą, bet ir daro XRP efektyvesniu tarptautiniu mokėjimų sprendimu. Esant didesniai kainai, mažesnis kiekis XRP yra reikalingas didesniems sumoms pervesti. Tai leidžia mokėjimus atlikti greičiau, pigiau ir efektyviau. Augant XRP kainai, šis turtas tampa patrauklesnis finansiniam institucijom, o tai natūraliai skatina paklausą. Tai kaip pavyzdį galima paimti, sakykime, jeigu XRP kaina yra $1, tai persiųsti $1000 reikalinga 1000 XRP monetų. O dabar jeigu XRP kaina, sakykime, bus $100, tai pervesti $1000 reikėtų tik tai 10 XRP monetų. Ir kadangi XRP taikosi į labai didelę rinką, tai kuo didesnė XRP monetos kaina, tuo lengviau bus naudoti bankams ir finansinėms institucijoms vykdant tarptautinius pervedimus. Kadangi didelės milijardinės sumos ir XRP monetų kiekis yra ribotas, tik 100 milijardų monetų. Tai kadangi pinigų yra daug daugiau, tai neužtektų XRP monetų, jeigu XRP kaina būtų tik tai $1. Todėl kuo didesnė XRP kaina, tuo didesnė rinka XRP gali užkariauti. Ir dabar galime pereiti dar prie keletų naujienų. MicroStrategy ir Michaelas Sayleris, jie vėl perka bitkoiną, jie ir vėl įsigijo dar 15 400 bitkoino už maždaug $1,5 milijardo. Bendras bitcoin portfelis MicroStrategy dabar pasiekė 402 100 bitkoinų, kurių vertė siekia $23,4 milijardus. Jie vis dar leidžia pinigus, nežinau kaip šita istorija baigsis. Tikėkime, kad bus viskas gerai, bet bitkoinas kaip ir neturi jokio panaudojimo. Bitkoinas negali būti naudojamas tarptautiniams pervedimams, taip kaip XRP ar XLM. Taip pat bitkoinas nėra ISO 20022 standarto atitinkanti moneta, taip kad nežinau, kaip MicroStrategy pasiseks šis eksperimentas. Bet norėjau priminti, turbūt ne visi ir žinote, kad dotkomo metu, dotkomo burbulas, kai sprogo, didžiausias loseris tuo metu buvo būtent Michaelas Sayleris. Prarado apie $13 milijardų tuo metu. Pažiūrėsim, ar tai neatsitiks ir vėl. Aš tikiuosi, kad jam pasiseks šį kartą, bet tai lieka didelis klausimas. Dabar pereikime dar prie vienos žinios apie Tether, įmonę, kuri valdo USDT. Pasaulyje pirmaujančią stabilią monetą pagal rinkos kapitalizaciją paskelbė apie savo euro pagristos stabiliosios monetos EURT veiklos nutraukimą. Tether patvirtino, kad EURT nebebus palaikoma jokioje blokų grandinėje, o jos leidyba visiškai sustos. Šis sprendimas priimtas po strateginės įmonės veiklos peržiūros. Galutiniai EURT įsigijimo užsakymai buvo apdoroti dar 2022 metais, o naujos šios monetos emisijos nebebus vykdomos. Ir dar viena žinia iš Korėjos: XRP prekybos apimtis, kaip reportuoja Cointelegraph, kriptovaliutų biržoje Upbit neseniai viršijo visos KOSPI, Korea Composite Stock Price Index, rinkos prekybos apimtį. Šis įvykis pabrėžia didėjantį XRP populiarumą tarp Pietų Korėjos investuotojų. XRP prekybos apimtis Upbit platformoje per 24 valandas siekia $2,6 milijardų JAV, lenkdamas net Bitcoin prekybos apimtis.
Na, kaip matome iš kainos svyravimo, iš prekybos apimties, XRP po truputį kyla į viršų. Ir per pastarąją savaitę ar keletą savaičių pakilo iš 7. Kur čia dabar pažiūrim. Kaip matome, XRP dabar 3 vietoje. Per pastarąjį mėnesį pakilo iš 7 vietos į 3 vietą. Nu ir dabar sekantis taikinys Ethereum'as. Žiūrėsim, ar sugebės aplenkti Ethereum'ą. Nu, o visų laukiamas įvykis yra ir klausimas didžiulis, ar XRP sugebės atsidurti pirmoje kriptovaliutų rinkos vietai, su didžiausia rinkos kapitalizacija. Tai tiek šiai dienai, aptarėme įspūdingus naudingumo monetų rezultatus, XRP laukiančius didžiulius pokyčius, bei svarbias Bitcoin ir Tether naujienas. Ką manote apie RLUSD paleidimą? O gal jūs labiau domina XRP ETF galimybės? Parašykite savo nuomonę komentaruose. Nepamirškite paspausti nykštį, prenumeruoti kanalą ir iki kito karto.